Kauno FBK Kaunas. Svečiai, labą dieną gerbiami sportininkai, gerbiami orkestro dalyviai. Nuoširdžiai sveikinu visus atvykusius pas mus į Jurbarką. Jurbarkas didžiuojasi garsiai savo krašto žmonėmis, prisimena jų istoriją. Vienas iš tokių buvo Romualdas Marcinkus, kuriuo mes be galo didžiuojamės. Didžiuojamės kaip sportininką, turėdami garsų, kaip karo lakūną, kuris apjungia kartu ir politikus. Turbūt ši tema aktuali ir šiandieną. Aš nuoširdžiai sveikinu jūs visus, kurie radot galimybę pagerbti mūsų kraštietį, garsinusi mūsų kraštą garsinusi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Drįstu prisipažinti viešai, mums bus sunkiausia, mes iš visos Lietuvos šiandien suvažiavom, teisingai sakau. Ir noriu pasakyti tai ir priminti, kad mes šiais metais minime atkurtų karinių oro pajėgų 20-metį. Tai yra atkurtų, tai yra nuo ano laiko, kuomet mums buvo 94 metai sukakę. Tada galbūt ne šitame stadione žaidė ir Romualdas Marcinkus. O jis išdykėlis buvo. Visko jis pridaręs. Kariavęs ne tik tai Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, žinoma, o labiausiai tai garsinės savo pasiekimais lietuviškame futbole.